merginos, už lango lietus pas mane, nauja diena, o kadangi nauja diena, šiandien gaminame naują patiekalą. Ir šiandien gaminsime maskarponės tortą, kuris yra be galo paprastas ir galiu duoti 100%, kad kiekviena iš jūsų jį tikrai labai lengvai pasidarysite. Ir nieko nelaukia, judam ir gaminam tortą. Tikiuosi, kad viskas gerai matosi ir šiam tortui reikės 150 gramų paprasto sviesto, 500 gramų maskarponės sūrio, tai aš turiu 2 tokius indelius, po 250 gramų. Reikės 1 šaukšto medaus, 100 gramų skaldytų riešutų, gali būti bet kokie skaldyti riešutai, tada 250 gramų grietinėlės plakimui, plaksim grietinėlę, 200 gramų kondensuoto pieno. Ir aš turiu dar vieną štai tokį indelį, kurį jau esu pradėjus naudoti, tai naudosiu pirmą šitą. Tai 200 gramų kondensuoto pieno, pusantro pakelio sausainių gaidelis reikėtų, arba selgo sausainių. Kadangi aš gyvenu Anglijoje ir tokių dalykų labai yra sunku rasti, aš naudosiu šiuos Rich Biscuit sausainius. Tikiuosi, kad pavyks gerai, niekad nebandžiau su tokiais sausainiais gaminti, bet neturiu iš ko rinktis iš tiesų. Ir reikės 3 šaukštų želatinos, tai aš turiu tokį pakiuką želatinos, ją įsitirpinsim. Ir vanilio cukraus, kurį aš visą laiką naudoju visose savo kepiniuose. Pasiemam tuščią dubenį ir visų pirma mums reikės susismulkinti sausainius, kol iš jų pasidarys miltai ar tiesiog labai smulkus gabaliukai. Taip, kad imam sausainius ir 150 gramų smulkinam labai smulkiai. Na, žinokit, pas mane ne visai trupinukai, bet aš jau daugiau nebeturiu kantrybės trupinti. Nes, žinokit, trupinimas sausainių yra pats sunkiausias darbas. Nes, kad ir su kojos bandai trinti ir su pirštais, na, tiesiog nesusismulkina viskas, reikėtų praleisti bet kokią valandą. Jau daugiau nebeturiu kantrybės, tai paliksiu taip, kaip yra, tokiais mažiukais gabaliukais, apačioj yra tokių ir miltų. Man atrodo, turėtų viskas būti, va, daugiau mažiau tokios konsistencijos, bet kaip sakiau, nebeturiu kantrybės daugiau. Taigi, iš tų sausainius supilam visus savo riešutus, 100 gramų riešutų. Ir tada pasiemam 150 gramų sviesto, einam jį ištirpdom ir atvėsinam. Ir tada visą sviestą pilsime į šitą masę. Dabar sausainius su riešutais gerai išmaišome. Tiesiog, kad susimaišytų sausainiai su riešutais. Ir tada imame savo jau ištirpintą sviestą ir pilame ant viršaus ir tuo pačiu maišome su kaire ranka, nes jis sako maišyta. Tiesiog turi jie visi išmirkti kartu ir sulipti gerai. Ir bandom dabar išmaišyti gerai. Jeigu nesulimpa visi ingredientai, tada tirpinkite truputį daugiau sviesto ir pilkite sviestą tol, kol jie sulips. Na, aš manau, kad mano visi ingredientai jau sulipę. Ir tada pasimkite apvalią formą tortui ir tiesiog patieskite ją folijos. Ir tiesiog visą šitą masę savo suverčiame ir čia bus mūsų torto padas. Viską gražiai iškrapštom. Galėtų tų gabaliukų sausainių ir nebūti, bet tikrai jau labai neturėjau kantrybės aš jų smulkinti, nes net mano virtuvinis kombainas nelabai norėjo jų visų susmulkinti, žodžiu. Ir dabar tą sudėjom, tiesiog spaudžiame, kad gautųsi toksai padas. Ir spauskite, kol nebeliks tokių palaidų gabaliukų ir viskas bus tiesiog vientisas kietas padas. Super, štai tai turi atrodyti mūsų padas, kuris yra iš sausainių riešutų ir sviesto. Dedam dabar visą šitą grožį į šoną ir ruošime skystąją dalį. O dabar bus smagioji dalis, kadangi reikia išplakti grietinėlę. Taigi imame savo grietinę, aš turiu tokią specialią plakimų grietinę. Jos reikia 250 gramų. Ir tiesiog dedate į indą ir plaksime tol, kol atsiras standžios putos ir gausis jau norima standi grietinėlė. Tai taip, ir ką, pradedam plakti.
Taigi pagaliau po ilgų kovų turiu savo flaktą grietinėlę, tu turėjau avariją, visur grietinėlė skraidė. Ir dabar tiesiog pasiėmėm naują dubenį ir dedame maskarponės sūrį, abu indelius, tai yra 500 gramų. Štai turime 500 gramų maskarponės sūrio. Dabar dėsime 200 gramų kondensuoto pieno. Tai pirmiausia, sunaudosiu savo jau pradarytą indelį. Nekreipkite dėmesio į mano skardinių atidarinėjimo metodus. Mano atidarytuvas sugedo, tai teko atidaryti su peiliu. O su peiliu atidaryti, kaip matot, nelabai gražiai moku. Taigi turime kondensuotą pieną su maskarpone. Dabar įpilsime šaukštą medaus. Mano šaukštas, aišku, bus visą laiką iš akies. Tai aš manau, kad medaus šitam tortui nebus per daug, tai aš turbūt įdėsiu daugiau, tai kažkur porą šaukštų. Ir sumaišome. Viską maišome tol, kol atsiras tokia vientisesnė masė. Na va, jau dabar panašiau gaunasi. Ir dabar įdėsime truputėlį vanilinio cukraus. Man patinka, kaip sakiau, visą laiką dėti visur. Tai truputį maždaug pusę šaukštelio vanilinio cukraus įversime. Tik tai dėl aromato. Ir viskas, dabar pasiėmam savo grietinėlę ir ją visą suverčiame į šią masę. Ir žinokit, labai nedaug jau liko. Tai viską sumaišome gerai, kol gausis jau visiškai vientisa masė, kol viskas susimaišys. Labai skaniai atrodo. O kvepia kaip nerealiai. Viskas, štai išsimaišėme, dabar mums reikės tik tai želatinos ir bus beveik viskas. Dabar greitai parodysiu, kaip aš tirpinu želatiną. Taigi čia yra 12 gramų želatinos. Tiesiog ją supilu į stiklinę ir apipilu vandeniu. Maždaug tiek, kad ją apsemtų. Paprastu šaltu vandeniu. Štai turim želatiną apipiltą vandeniu. Ir pasiėmėm kažkokį tais dubenėlį arba puodą, į kurį pilsim karštą verdantį vandenį. Tada imate savo stiklinę ir statote į verdantį vandenį ir su šaukšteliu maišote želatiną tol, kol jinai ištirps. Viskas, manau, kad maišiau kokias 3 minutės. Dabar tiesiog išimam savo stiklinę su želatiną ir pasiemam savo grietinėlę ir tiesiog visą želatiną supilam į ją ir gerai išmaišom. Maišom labai gerai, kol jinai visa susimaišo su grietinėle. Ir viskas, beveik viskas baigta. Tada pasiėmam savo torto padą iš šaldytuvo ir visą grietinėlę suverčiame ant viršaus ir gražiai išlyginsime. Ir žinokit, paragavau tos grietinėlės, kokia jinai skani. Net nesu tokia saldi, aš jau nesulaukiu, kol paragausime to torto. Su pirštu gražiai iškrapštu, viską rankos nuplautos. Tada pasiėmu šaukštą, viską gražiai išlyginu. Išlyginau, kad neliktų jokių duobučių, nes žinokit, kaip išlyginsit, taip ir atrodys jūsų tortas. Dabar paskutinis žingsnis yra cinamonas, kurį pamiršau paminėti. Tai tiesiog imate cinamoną ir apiberkite cinamonu visą paviršių, taip nepagailėkite, kol visas paviršius bus rudas. Viskas, tortas yra paruoštas, keliauja dabar jisai į šaldytuvą stingti minimum 2 valandom, geriausia palikti yra per naktį ir keliausim skanauti tortą rytoj. Būtinai paliksiu nuotraukas video gale, kaip atrodė mūsų tortas ir linkiu visiems pabandyti. Manau, kad tikrai bus labai skanus, nes iš grietinėlės sprendžiu, kad bus pasakas.